labai sunkios rungtynės, na, aišku, visą laiką čia atvažiuoti tikrai nėra lengva ir laimėti paskutiniu metu. Tai svarbu labai, kad laimėjome rungtynės, o kokios jos buvo, tai na, buvo tokios atkarpos, sakyčiau. Jos gana lygios tokios rungtynės buvo, gana atkarpom tokiam. Tai mes geriau sužaidžiam, tai Banga. Ir na, su tais momentais, kur ir mes, ir jie turėjom, bet svarbu, kad mes išsaugojom tą rezultatą ir ypač dabar tokių laikotarpių, kai na, žaidžiam kas 2-3 dienas, tai na, svarbu laimėti, nes na, paskutinės rungtynės prieš Dainavą metėme daug jėgų ir didelis nusivylimas buvo Rūbinėj, tai va, reikėjo grįžti, reikėjo laimėti kažkaip, tai nesvarbu kaip, kad tuos taškus iškovoti. Tai, na, reikia pasidžiaugti, kad nors buvo labai sunku pabaigoje, bet atstovėjom ir išvažiuojam, įsivežam 3 taškus iš čia. Kad varžovai neišnaudoja savo progų gerai, bet blogai, kad turbūt tiek daug susikūrė, kas nepavyksta. Kas susikūrė? Gargždų Banga. Nu, tai jie turėjo 2-3 progas, o kiek mes turėjom antrą kėlinį, aš manau, mes labai gerai pradėjom ir ta atkarpa kokių 10-15 minučių, kur na, turėjom uždaryti tas rungtynės, bet na, kaip paskutiniu metu yra tų momentų susikūrėm, gana gerų momentų, juos neišnaudojame ir ta pabaiga būna labai nervinga. Ir nors ir Banga turėjo persvarą antro kėlinio antroje pusėje, tai mūsų dovanėlė, kur padovanojom ir varžovas galėjo įmušti, jie neišnaudojo. Šiaip na, daugiau buvo daug tokių pavojingų, net nepasakyčiau pavojingų, na, daug standartinių situacijų, kampinių, kur aišku tai yra grėsmė, bet aš manau gana gerai gynėmės ir na, iškovojom tą pergalę. Ir tęsiasi gera atkarpa išvykose dabar, kas kitaip gaunasi, kad išvykose geriau dabar sekasi rungtyniauti? Nepasakyčiau, nu, gal šiek tiek geriau, gal tų taškų renkame, bet sakau, žaidimo prasme norėtųsi, kad tos rungtynės būtų šiek tiek kitokios. Na, kaip sakau, turim tokias atkarpas, labai geras atkarpas, kur ir kūrėm, ir žaidžiam gerai, ir po to, na, nežinau, susėdam kažkur tai iš galo ir gal tai psichologija, gal tai nuovargis, aišku, nereikia atimti ir to, nes jau gale rungtynių yra žaidėjai, kurie žaidžia viską ir jau matėsi, kad ir traukia tas kojas ir kas baisiausia, kad vėl to laiko nėra atsistatyti už 3 dienų vėl rungtynės ir na, reikės vėl gal kažką tai porotuoti ir reikės suktis iš tos padėties. Ačiū Jums.